Sveiki, brangus klausytojai, su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Pagal Dievo atvaizdą. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Pradžios knygos 1 skyriaus 27 eilutė. Po to, kai žemė buvo pripildyta gyvūnų ir augmenijos, buvo sukurtas žmogus, kūrybos kulminacija, tas, kuriam buvo sukurta ir pritaikyta visa nuostabi žemė. Jam buvo suteikta valdžia viskam, ką galėjo matyti jo akis. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paties atvaizdą. Nėra jokios paslapties, nėra jokio pagrindo manyti, kad žmogus lėtai vystėsi iš žemesniųjų gyvūnų ar augmenijos formų. Toks mokymas sumenkina kūrėjo darbą ir nuleidžia jį iki riboto ir žemiško žmogaus supratimo. Žmonės taip uoliai siekia išbraukti Dievą iš visatos valdymo, kad pažemina žmogų ir atima iš jo kilnią kilmę. Tas, kuris sukūrė žvaigždes aukštai ir su meile nudažė laukų gėles, kuris pripildė žemę ir dangų savo jėgos stebuklų, kurdamas vertingiausią savo kūrybos darbą, būsiantį tobulos žemės valdovą, sukūrė būtybę vertą rankos, suteikusios jam gyvybę. Mūsų genealogija, kaip ją pateikia įkvėpimas, nuveda mus prie mūsų kilmės ištakų. Ne prie besivystančių bakterijų, moliuskų ir keturkojų, bet prie didžiojo kūrėjo. Nors ir sukurtas iš dulkių, Adomas buvo Dievo sūnus. Jo prigimtis buvo harmonijoje su Dievo valia. Jo protas galėjo suprasti dieviškus dalykus. Jo jausmai buvo tyri, jo apetitas ir aistros buvo valdomos proto. Būdamas panašus į Dievą ir tobulai paklusdamas jo valiai, jis buvo šventas ir laimingas. Jis, Adomas, buvo tobulų proporcijų ir daugiau nei 2 kartus aukštesnis už dabar žemėje gyvenančius. Jo bruožai buvo tobuli ir nuostabūs. Ieva nebuvo tokia aukšta kaip Adomas. Jos galva buvo aukščiau jo pečių, ji taip pat buvo kilni, tobulų proporcijų ir labai graži. Ši nenuodėminga pora nedėvėjo jokių dirbtinių drabužių. Jie buvo aprengti šviesos ir šlovės drabužiais, tokiais, kokius vilki angelai. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.